Teisėjo Švilpuko ir rungtynių starto. 18 laipsnių. Čia Magdušausko perdamas Maksimas Andrejevas. Kairė koja ir Šarkauskas. Patrikas Popesku. Jo, bandymas šalia vartų. Jau 3, dar kelios tokios standartinės situacijos. Ir Mantas Bertašius. Po rungtynių su Vilniaus Žalgiriu. Hegelman išpuolis. Leo Ribeiro sugeba atlikti perdamą Joao Kaderui. Joao Kaderas yra vienas iš tų pirmaujančių žaidėjų čempionate pagal rezultatyvumą. Vakar minėjau, kad į rinktinę pakviesti Kupstas ir Antanavičius. Galbūt būtų ir Vilius Armalas pakviestas. Čia Ramanausko smūgį Šarkauskas. Antanavičius. Hegelman ataka, smūgis Mantas Bertašius. Štai čia. Joao Kaderas ir Mantas Bertašius. Pykčio to keršto išlieti aikštėje. Čia dar netgi ir Banga turi galimybę. O čia tas epizodas. Gal ir nėra tiek daug. Čia perdamos yra galimybė ir Rašidas Jusufas 1-0. Esmilis Kaušinis gimtadienio proga atlieka rezultatyvų perdamą ir Hegelman muša 92 minutę. Davidas Afonso griebėsi už galvos. Magdušauskas uždarytas į Veslį ir Esmilio Kaušinio dėžutę. Dabar Kaušinis pasileidžia į priekį, Donatas Kazlauskas. Čia Karlosas Diukas baudos aikštelėje prašo kamulio. Diukas perdamas, rezultatas 2-0, Rašidas Jusufas muša dublį. Hegelman muša 101 minutę, rezultatas 2, Banga lieka be įvarčio, taigi Hegelman per pridėtą laiką įrodo vis tik